Sveiki visi ir toliau keliaujame Advento laike. Lieka visai nedaug iki Kalėdų. Šios dienos Evangelijoje atrandame pasakojimą apie Mariją ir Juozapą. Tai pasakojimas, kuris atsitikus tokiam antgamtiškom dalykui, kalbame apie įsikūnijimą, apie viešpaties apreiškimą žmonėms gyvenantiems žemėje, tokiems kaip Marija ir Juozapas, reikėjo išsiaiškinti, kas čia vyksta. Tai girdime pasakojimą, kur pasakojama, jog Juozapas norėjo atsižadėti Marijos, tiesiog palikti ją ir išeiti. Bet apsireiškęs angelas liepė jam pasilikti ir prižiūrėti ją, daboti, kad ji taptų jo žmona. Ir visa tai išsipildo ir dabar mes kalbame apie išganytoją, apie užgimusi kūdikį, išganytoją žmonijai. Tai nebijokime šio pasakojimo įsileisti į savo gyvenimus. Pasakojimas, jog Dievas mūsų neapleidžia, ateina į kiekvieno mūsų gyvenimus ir ypatingai tuos momentus, kuomet nėra taip paprasta ar lengva gyventi. Tai kad per šį adventą daugiau ir daugiau prisimintume tokių atvejų ir išties viską patikėtume Dievui. Tai to aš jums ir linkiu ir savo aišku.